Taip, skambinu rytai dėl draudimo, pasibaigęs galiojimas, o jį važinėja vis dar. Oi, čia jau užsienį skambina. Pasirodo, numeris lietuviškas, bet signalas į užsienį. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar čia su Rita kalbu? O su kuo kalbu? Mantas Petkevičius iš draudimo skambinu dėl jūsų automobilio pasibaigusio draudimo. Kaip suprasti, mes... Tai va... Ai, neapsidraudė. Taip. Tai va dabar... Žinot, aš dabar tai užsienį. Aš vyrui paskambysiu, jis ateis į draudimą. Rytoj. Taip, nes žinokit, negerai. Labai negerai, žinau. O tai kaip jūs dabar čia taip? Mane vis aušra draudėja perspėdavo, kad baigėsi. Aš išvažiavau, matyt, aš dabar ne Lietuvoje ir viskas. Ir nieks neaišku. Ateis rytoj, atvažiuos jisai rytoj vyras. Bet tai žinot, ir bauda paskui bus, jūs taip nedarykit. Tai aš suprantu, kiek dabar laiko. Nu tai jau savaitė. Rytoj atvažiuoti. Tai jūs nežinojo tiesiog, ar ne? Ne, aš nežinojau. Aha. Aš visada tvarkiau pati šitus reikalus, o aš dabar jį palikau čia keli mėnesiai iš Airijų. Aha. Tai va, aš negalėjau, neperspėjau jau. Nu, supratau, tai gerai, jau tada pasakykit viską, reiškia, kad viską sutvarkytų, gerai? Gerai. Dar žiūrėkit, tokį vieną dalyką svarbu noriu pasakyti. Jūs klausotės Tavo balso. Radio stotis Tavo balsas patrukdė. Tai truputėlį pokštaujam, žinokit, bet čia ne mes prisidėjom prie šito labiausiai, jo Kęstutis čia labiausias pokštininkas, didžiausias labiausiai prisidėjęs prie šio pokštelio. Cirkininkas, ar ne? Tai va, sako, paskambink iš karto vyrui, sako, skambink Robertui. Reiškia, pasakyk vyrui, kad viršijo greitį, bet vyrui neprisiskambinom, tai tada sako, skambink žmonai ir sakyk, kad draudimą reikia prasitęsti. Tai kaip ten su to draudimu iš tikrųjų, gal... Viskas tikriausiai tvarkoja, ar ne? Na, matot, bet pavyko truputėlį prigauti jūs, bet svarbiausiai tai linkėjimai nuo Kęstučio ir man labiausiai patinka, kad jūs šypsotės, nes kiti žmonės, žinot, būna nesupranta humoro, tai pikti būna, visaip čia nutinka. Nu, tai Kęstui irgi linkėjimai. Tai Kęstas jau dabar girdi, juokiasi turbūt, tai pasakykit jam kažką dar, perduokit. Gerai, Kęstukai, ačiū už... tokį sugalvotą špostą. Ir va tau geros dienos. Na va, tai ir jums geros dienos, geros nuotaikos ir diena, manau, tikrai bus puikiai, šypsotės, viskas yra gerai, nuotaika gera, ar ne? Tai susiraskite radio stotį Tavo balsas ir ten užsienyje pasiklausykit puikios lietuviškos muzikos, gerai? Ačiū, jums geros dienos. Ačiū, viso geriausio. Viso geriausio.